Sveikiname su jumis iš Rygos. Dovydas sėdė ant motociklo galo. Kol jo motociklą tvarko, mes važiuojam į parduotuvę apsipirkti dalykų, kurių Lietuvoje neradom, o tada tęsim kelionę. Galbūt ne visai tą tikslą, į kurį planavom, bet kažkur vis tiek keliausim. Trečia kelionės diena mus ir vėl pasitiko puikiu oru, todėl buvo smagu važiuoti mieste ir grožėtis nors rudenėjančios, bet vis dar saulėtos Rygos vaizdais. Ką, atvarėm pasiimt Dovydo motociklo. Dar gal neaišku, gal ne iki galo sutvarkytas, bet turėtų kažkada sutvarkyti. Dar 20 minučių ir mocas bus ready to go. Varysim. Ką, Dovydo mocas sutvarkytas. Visi esam pasiruošę judėti toliau. Tai šiek tiek pakeičiam kelionės tikslą ir varom į Parnu. Deja, Saremo salos atakuoti nespėsim šį kartą. Bet bent jau aplankysim visas 3 Baltijos valstybės ir paragausim visų 3 off-roado šiek tiek. Šokam ant mocų ir judam. Ką, išvažinėjom iš Rygos, važiuojam pro Kišežerį, garsų ežerą, kuris yra visiškai šalia miesto ir visai nemažas. Ir tikiuosi visai neužilgo nersim į kokį tai žvyrkeliuką prasimankštinimui, nes jau tikrai visai pasilgau. Judam link kitos pusės Rygos įlankos. Manau, kad tikrai nuvažiuosim ir iki pat jūros pasižiūrėti, kas ten gero, kaip šiandien. Ar tokia pati rami, kai matėm pirmą kartą. Vakar, kai tvarkėmės miške, tai vakarą tikrai pakilo vėjas ir jau girdėjosi bangų ošimas. Ką, pirmi off-roado metrai šiandien, bet tik tai labai mažai, nes čia per klaidą. Biškį ne ten nuvedžiau, nepastebėjau, kad reikia nusukti nuo kelio. Ir dabar grįšim į kelią per va tokį keliuką. O, kokia bolelė. Važiuojame visiškai palei pajūrį, kurio Latvija nemažai šiaip turi, už tai gali sau leisti visur visai šalia namų statyti. Geras parkingėlis, geras. Ką, pirmi kilometrai, mocas patvarkytas, važiuoja liktai be rūpesčių. Visiškai. Galim vėl džiaugtis, jau net buvom truputėlį nusukę į žvyrkelį, paragavom bekelės, lekia kaip vėjas. Bet esmė ta, dabar pagalvojau, kad kadangi keliaujam ne sezono metu, tai galim taip privažiuoti tokią aikštelę, sustoti pačios aukščiausios klasės stovėjimo vietoj ir mėgautis vaizdais be jokių žmonių aplinkui. Tai, nežinau, vien tik privalumai. Daugiau kažkaip dabar nieko netrūksta. Mocas važiuoja, oras geras, vaizdai gražus. Kilus renkam toliau. Žodžiu, gyvenk ir žvenk. Adventuris. Visiškai adventuris. Visiškai. Nors esam ne ten, kur norėjom būti šiuo metu, bet nuotykiaujam tai tikrai ne ką prašiau. Netgi gal dar geriau. Tai daug ko išmokom. Taip, turėsim istorijų, ką papasakoti. Tai va. Man atrodo, rengiamės ir važiuojam toliau. Estijos link. Nebedaug liko, gal koks 8 kilo? Plius minus.
Wow, vaizdeliai. Kadangi važiuojam netoli jūros, pagrindinis kelias yra asfaltuotas ir labai geras, tai medžiojam gabaliukų žvyrkelio visur, kur tik tai galim, kad bent kiek galėtumėm pasidžiaugti. Ir nors žvyrkelio atkarpos buvo neilgos, jos mus maloniai džiugino ne tik savo vingiais, bet ir vaizdais. Wow, kaip gražiai prie jūros visai važiuojam. Nu, koksai gražus miesteliukas. Kaip sutvarkyta viskas. Vėl išjungiai posūkį. Eik tu sau, ar net neįjungiai. Vėl matom pajūrį. Kadangi diena jau buvo gerokai pusėjusi, alkis vertė dairytis gražios vietos sustojimui ir maisto gamybai. Nuo tam, kad ją surastumėm, dar teko prisiminti tam tikrų informacinių ženklų reikšmės. Weekends and holidays. Galioja tik tai, šitas ženklas galioja tik per savaitgalius ir šventės. Nice. Visai nedaug pavažiavus atradome tobulą vietą mūsų maisto pertraukėlei. O, žiūrėk. Wow. Nerealu. Ir jei iš pradžių oras atrodė, kad suprasties, debesis gan greitai prasisklaidė ir galėjome pavalgyti besigrožėdami puikia panorama. Pavalgę vėl sėdame ant motociklų ir tęsime kelionę medžiodami įvairius žvyrkelius ir miško keliukus, kurie kartais virsdavo tikromis, kaip mes skambiai vadiname, miško autostradomis. Tai besimėgaudami kelionę visai nepastebėjome, kai privažiavome paskutinį Latvijos miestelį ir buvom pasiruošę žengti į kitą kelionės etapą. Esam prie Latvijos sienos su Estija ir pagaliau važiuojame paskutinę mūsų šios kelionės šalį. Aišku, čia turėjom būti vakar, nu bet ką, yra kaip yra. Estijoje kelias taip pat ėjo palei Baltijos jūros pakrantę, tad gavę progą vėl stojame pasigrožėti vaizdais, kurių šią kelionės dieną tikrai netrūko. Po to vėl tęsėme smagių miško keliukų medžioklę, kurių čia tikrai buvo nemažai. Su daug karvelių miškelių. Ne, blogas taimingas.
Palyginus su kitomis kelionės dienomis, ši ėjo labai sklandžiai, todėl net nepajautėme, kaip pasiekėme mūsų kelionės galutinį tašką Parno. Ir jau galima sakyti tradiciškai, palydėjome saulę už horizontą. Kiekviena kelionė turi savo pabaigą, šita irgi turi. Šiandien mums liko grįžti į Lietuvą, į Vilnių. Ir panašu, kad liūdim ne mes, bet ir Estija, nes oras va toksai liūdnokas. Tai tikiuosi labai nesušlapsim, sėdam ant motociklų ir leidžiamės kelią tiesiai namo. Prastas oras ilgai nesitęsė ir iki Rygos likus 50 km išlindo saulė, kuri mus šildė likusią kelionės dalį. Jau grįžus į Lietuvą manęs laukia kelionė į Rumunijos kalnus, todėl mano nuotykiai šią kelionę nesibaigia, bet jei jūs išsiilgę nuotykių, susisiekite su Motofox ir keliaukite su CF Moto 450 MT motociklais Ispanijoje arba Maroke. Nu, o mes pasimatysime kitame video. Iki!